Velniop, nueina aukštas menas. Ir nebegalima liūdėti, kada pavasarį kaštanas po langų pradeda žydėti. Jis verčia lyti karštą lietų. Ir pūsti vėjus iš pietų jis kvepia taip, kad įsilietų lyg upės širdis iš krantų. Kad nuo stalų nulėktų knygos, kad alptų tvankus vakarai, kad imtų siausti tokios lygos, kurių nežino daktarai, kad viskas degtų ir putotų, kad paukščiai švilptų kol užkims, kad naktį motinos rymotų namo negrįžtant dukterims. O medžiai dega, tylios žvakės, baltuos žieduos rausvi taškai. Ir pareini namo apakės. Ir plunksna rašala taškai. Henrikas Radauskas. Aš labai mėgstu šitą poetą ir esu parašęs dainų pagal jo tekstus. Jo tekstais, tiksliau kalbant. Lietuviškai kalbant. Ar iš pasakos, kur sakalai ir alchemikai myli, jis iššoka akim lyg žibuoklė, nušviesdamas pievą, ir nubėga per skambantį mišką gražus vienaragis. Ir nubėga per skambantį mišką gražus vienaragis. Sakalai nusigandę pro virpantį medį pakyla ir alchemiškai braižo ant stiklo ugningą figūrą. O heraldiški liūtai nustyla, nušoka ant žemės ir jų aukso karūnos papasakos orą pažymi. Ir jų aukso karūnos papasakos orą pažymi. Vienaragis eina į juodą, užnuodytą upę. Ir vanduo tarsi stiklas skaidrėja, įsplaukdamas gieda. O ištroškę žirgai ir lakštingalos vandenį geria. Ir nuo kalno prie upės žąslais mergaitės atbėga. Ir nuo kalno prie upės žąslais mergaitės atbėga. Vienaragis užvengęs nuo kailio vaivorykštę krato. Ir mergaitės rieškučiom žaibuojančius deimantų želė. O jis grįžta per mišką į niekad nebūsį laiką, kur kiti vienaragiai po žydinčių ąžuolų gali.